Viešpats Jėzus savo mistinio kūno bažnyčios galva arba mūsų krikščioniškojo gyvenimo versmė. Ši tiesa savo esmėje jau glūdi mūsų Viešpaties žodžiuose. Aš vynmedis, jūs vynmedžio šakelės. Iš tiesų čia teigiama, kad mes gauname gyvybę iš jo, kaip vynmedžio šakelės iš vynmedžio kamieno, su kuriuo jos yra vienybėje. Šiuo palyginimu Viešpats Jėzus pabrėžia gyvenimo bendrumą tarp jo ir mūsų. Kaip tuo pačiu gyvenimu gyvena vynmedžio kamienas ir jo šakelės, taip ir mes gyvename tuo pačiu gyvenimu, kuriuo gyvena Viešpats Jėzus. Iš čia yra kilusi sąvoka mistinio, paslaptingo kūno, kuriame Viešpats Jėzus kaip jo galva lieja savo gyvybę į visus to kūno narius. Šią pastarąją mintį randame ypač išsamei išvystytą Šventojo Pauliaus laiškuose. Kiekviename gyvame kūne yra galva, siela ir nariai. Apie šiuos 3 kūno pradus ir kalba Šventasis Paulius. Galva žmogaus kūne turi 3 pareigas. Pareiga pirmauti, nes ji yra pagrindinė kūno dalis. Pareiga išlaikyti viso kūno vienybę, nes ji vadovauja visų kitų kūno narių veiklai bendrajam kūno labui. Pareiga lieti gyvybę į visą kūną, nes iš jos kyla kūno judrumas bei gyvastingumas. Šias visas 3 pareigas eina Kristus savo bažnyčioje, kaip bendruomenėje ir kiekvienoje sieloje. Kristus pirmauja tarp visų žmonių, nes yra tikriausia prasme žmogus, visos kūrinijos pirmgimis, kuriuo tėvas labai gėrisi. Būdamas tobuliausias visų žmogiškųjų dorybių pavyzdys, jis yra pelnęs mums visas malones, kurių esame reikalingi būti Dieve laimingi per amžius. Dėl savo ištikimumo tėvo valiai buvo išaukštintas virš visos kūrinijos. Prieš jį turi klauptis kiekvienas danguje, žemėje ir pragaruose. Viešpats Jėzus yra bažnyčios vienybės pradmuo. Tobulame organizme, gyvyje, yra 2 esminiai pradai – įvairumas, organų ir funkcijų, iš kurių susideda gyvis, ir jų vienybė viename bendrame principe. Kur trūksta šių 2 elementų, ten turime ne organizmą, bet tik pakriką masę. Viešpats Jėzus įkūręs savo bažnyčią, hierarchinę jos valdžią ir įvairias jos institucijas, pasiliko jos vienybės pradmenimi, nes jis nematomoji, bet reali galva per hierarchinę jos valdžią vadovauja jos gyvenimui. Iš jo kyla visas jos judrumas, veiklumas. Be to, Viešpats Jėzus yra ir viso bažnyčios gyvastingumo versme, nes jis duoda gyvybę ne tik bažnyčiai kaip bendruomeniai, bet ir kiekvienam jos nariui. Kristus ir kaip žmogus turi malonės pilnatvę, kad jie dalintųsi su visais, kuriuos atpirko. Matėme jį pilną malonės ir tiesos. Iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Argi ne Kristus pelnė visas reikalingas mūsų išganimui malonės, kurias jis dalina mums per savo dvasią? Visuotinis Tridento susirinkimas skelbia oficialų į bažnyčios mokslą, kad Viešpats Jėzus, kaip galva į savo kūno narius, nuolat lieja į nuteisintuosius savo malonės.
Kiekvienoje gyvoje būtybėje yra ne tik galva, bet ir jos gyvybės pradmuo – siela. Siela to mistinio kūno, kurio galva, Kristus žmogus, yra šventoji dvasia. Ji lieja į Kristaus mistinio kūno narius Kristaus pelnytą jiems meilę bei malonės. Dievo meilė mūsų širdyse išlieta šventosios dvasios, kuri mums duota. Todėl ji vadinama dvasia gaivintoja. Tikiu dvasia gaivintoja. Iš mišių kredo. Šventasis Augustinas rašo, kad bažnyčios kūne šventoji dvasia yra tai, kas natūraliame kūne yra siela. Šią tiesą palaikė ir Leonas XIII enciklikoje apie šventąją dvasią. Pakanka teigti tai, kad, kaip bažnyčios galva yra Kristus, taip jos siela yra šventoji dvasia. Tik šventoji dvasia dalina bažnyčioje įvairias charizmatinės malonės, vieniems išminties dovaną arba pamokslavimo dovaną, kitiems dovaną daryti stebuklus, kitiems dovaną pranašauti, kitiems dovaną kalbėti įvairiomis kalbomis ir taip toliau. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Kristaus ir šventosios dvasios veikimas bažnyčioje ne tik nesusikerta, bet vienas kitą papildo. Šventoji dvasia ima iš Kristaus. Gyvendamas žemėje, Kristus savo šventoje sieloje turėjo šventosios dvasios pilnatvę. Savo veiksmais, o ypač mirtimi ant kryžiaus, jis pelnė, kad šventoji dvasia būtų siųsta į jo įsteigtąją bažnyčią. Šventoji dvasiagi atsiųsta į bažnyčią ima iš to, kas yra Kristaus, kas yra jo pelnyta bažnyčiai bei jos nariams, ir tai dalina mistinio kūno nariams, juos panašindama į Kristų. Vadinasi, tik viešpats Jėzus žmogus gali būti galva bendruomenės, susidedančios iš žmonių, nes to paties kūno galva ir nariai turi būti tos pačios prigimties. Bet viešpats Jėzus kaip žmogus negali iš savęs suteikti savo mistinio kūno nariams antgamtinę gyvybę ir ją palaikyti juose. Tai papildo šventoji dvasia, eidama Kristaus pelnytų malonių teikėjos pareigas. O kadangi ji dalina viešpaties Jėzaus pelnytas mums malonės, imdama iš to, kas yra Kristaus mums pelnyta, ir duoda jo mistinio kūno nariams, tai teisėtai Kristus yra vadinamas mūsų krikščioniškojo gyvenimo versme. Kas yra Kristaus mistinio kūno bažnyčios nariai? Tai tie, kurie yra pakrikštyti. Krikštas mus padaro Kristaus mistinio kūno nariais, gyvais dieviškąją gyvybę, jo sūnystės dalininkais. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Tai papildydamas šventasis Paulius sako, kad esame pakrikštyti Kristuje ir kad su krikštu gauname iš to, kas yra Kristaus. Tai yra gauname Kristaus pelnytą antgamtinį gyvenimą ir reikalingas juo gyventi malonės. Bažnyčia oficialiai moko, kad per krikštą tampame Kristaus nariais ir bažnyčios kūno dalimis. Tiesa, per krikštą visi esame Kristaus mistinio kūno nariai, tačiau ne vienodai tobulai. Teisieji arba šventojo rašto žodžiais šventieji, tai yra tie, kurie turi pašvenčiančiąją malonę ir su ja visas kitas privilegijas,
yra gyvi Kristaus mistinio kūno nariai. Nusidėjėliai, kurie sunkia nuodėme prieš tikėjimą, nėra praradę tikėjimo į Kristų, yra apmirę Kristaus mistinio kūno nariai. O tie, kurie yra sunkiai nusidėję prieš tikėjimą, yra mirę Kristaus mistinio kūno nariai, bet jie gali būti prikelti, kol yra gyvi. Palaimintieji danguje, regėdami Dievą akis į akį, yra pasiekę savo antgamtinio gyvenimo pilnatvę ir yra tobuliausia prasme Kristaus mistinio kūno nariai. Nekrikštytieji yra tik pašaukti būti Kristaus mistinio kūno nariais, bet kol kas tokiais nėra. Pasmerktieji yra visiems laikams išskirti iš Kristaus mistinio kūno.